Sveiki sugrįžę į Minecraft žinias, su jumis aš, Šiaurės medžiotojas. Ir aš, Vaivas. O šiandien matysite, Vanilla Minecraftas keičiasi ne dienom, o valandom. Bet ar šviežiai išleisti atnaujinimai tikrai reikalingi? 2024 m. Liepos 13 paleistame atnaujinime Mojang pristatė darbastalio evoliuciją – Crafter bloką, kuris sujungia anksčiau turėtus darbastalio ir krosnies blokus. Taigi, nuo šiol žaidėjai galės lengviau automatizuoti savo amatus. Taip pat svarbu paminėti ir naują struktūrą pavadinimu Trial Chambers. Taigi dabar turėsim naujus požymius bei lobius, kas yra labai cool. Viskas nuo spalvų pasirinkimo, naujų blokų ir pačių žemėlapio atrodo labai įdomiai, apart to, kad ten labai trūksta copper golem. Nauji požymiai, nauji bossai po žeme ir ant žemės. Su šiuo atnaujinimu pagaliau pasiekė bugiai arba bug, specialiai pelkių biomai sukurti skeletai. Kadangi dabar pelkės turi bugius, ledynai, klajūnus, tai galime tik pasvajot, kaip atrodytų dykumų, savanos ar džiunglių skeletošnikai. Vasarą vyksta ne tik real life renginiai, bet ir Minecraft renginiai. Duris atvėrė Minecraft vasaros šventę 2024. Taigi taip, kad visi, kas norėjo visą Liepos mėnesį Minecraft Marketplace, galėjo įsigyti įvairių daiktų. Nuolaidos siekia net iki 75%. Taip pat buvo dalinamas nemokamas Trial Chamber Legends nuotykių žemėlapis, kuris apjungia visus atnaujinimus į vieną. Žaidėjai gali atlikti misijas, spręsti galvosukius, gauti prizus ir dar geriau susipažinti su galimybėmis, kurias siūlo žaidimo atnaujinimas. Šio mėnesio apžvalgą pabaigsime su bugais, kurį iš karto sulaukia mūsų jau aptartas atnaujinimas. The block interactions. 500 health of damage. I found a way to one-hit all the bosses in Minecraft using the new mace weapon. Smulkūs pataisimai. Rugpjūčio mėnesį taip pat buvo išleistas atnaujinimas 1.21.1, kuris pataisė kelias klaidas susijusias su Trial Chambers ir Omnivus Vaults, užtikrinant geresnę žaidimo patirtį. Everybody